Labas vakaras, mėly draugai. Susirinkom mes šiandien radijo stotyje tam, kad pasitūsim galėtumėm mes ir pranešti informacijos daug su kalbais. Tad gero klausymo kartu su mūsų radijo stotyje. Ir už Lietuvą, kaip sakoma, gražulis sako, už vyrai bus. Savo svajonių veją su mūsų aukščiausios kokybės produktais. Žalia, tankia ir... Va dabar tai viskas bus ir jei kartą mus užklups, mes laikysim tik savus. Nepaleisim ir neleisim, mes galingi, mes laimingi, mes laimėsim iš širdies. Mes lietuviai, mes tauta, nugalėsim visada, nepamirškit niekada. Būk žemaitis, būk aukštaitis, suvalkietis arba dzūkas, svarbus vaikas ir laimingas ir kažkam tai reikalingas. Už lietuvius, už tėvynę mes pakelkim tuc, tuc, tuc. Mūsų miestas, mūsų kaimas, tai gyvuoja nuolatos, nuo kalvos iki bangos, nuo Zarasų iki krantų. Vėjas neša mūsų vardą, kur bebūtum visur tu. Lietuvėlė mums brangi ir į ką tu panaši. Aš lietuvis patriotas. Tuc, 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 džiaugias siela ir širdis, klausant man šitos dainos. Būk žemaitis, būk aukštaitis, suvalkietis arba dzūkas, svarbus vaikas ir laimingas ir kažkam tai reikalingas. Už lietuvius, už tėvynę mes pakelkim tuc, 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 tuc. Tuc, 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 džiaugias siela ir širdis, klausant man šitos dainos. Džiugia siela ir širdis, klausant man šitos dainos. Būk žemaitis, būk aukštaitis, suvalkietis arba dzūkas, svarbus vaikas ir laimingas ir kažkam tai reikalingas. Už lietuvius, už tėvynę mes pakelkim tuc, tuc, tuc. Tuc, 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 džiaugias siela ir širdis, klausant man šitos dainos. Būk žemaitis, būk aukštaitis, suvalkietis arba dzūkas, svarbus vaikas ir laimingas ir kažkam tai reikalingas. Už lietuvius, už tėvynę mes pakelkim tuc, tuc, tuc. O dabar tai viskas bus ir jei kartą mus užklups, mes laikysim tik savus. Tuc, tuc, tuc. Sveiki dar sykį.
Sveiki. Kaip veikia QR kodai ir kaip juos sugeneruoti pačiam? Sveiki. Sveiki. Na kągi, sveiki. Sveiki, dar sveiki. Na kągi, trumpa informacija. Kiam skit radijo stotyje. Tavo drauga. Laida. Informuojam. Vienas pilietis, žodžiu, pasisiūlė klausyti tokio Rokenzo, mamos auklėtinio, nes jisai, žodžiu, kaip sakant, su baltais arkliais, vos nebendrauja, gal pasakyti, yra sindromas toks, tam tikras, ir jam atrodo balti arkliai. Tai jeigu kažkas pripasakoja kažko apie mus piliečius, apie mane, apie dar kažką švedėjų, tai nekreipkit dėmesio, arba jį blokuokit. Svarbu, kad neprasidėtumėt su juo, nes jisai pripasakos to, ko net nėra. Jeigu vaikystės draugų paklaustų, tai jie atsakytų, bet kurie pas mane kontaktuose yra, tai va šitų, tai klausti šitą mūsų draugę, jeigu kažko nori paklausti, arba manęs, arba dar kažko, bet ne pašalinio va šitos mens tikėti. Aš noriu tai paviešinti. Nes, jisai mergaitėm tampė plaukus tenais, žodžiu, tokiai Sandrai, Julijai, žodžiu, Astai iš mokyklos išmestas, nes, prisitampė tiek, kad, pavaduotojai neatlaikė šito dalyko. Kad tau atlaikys tu, jeigu pastoviai skundai, pastoviai raudona pasiekimų knygelė. Tai va taip viena draugė ir yra. Tad pasiekčiau klausyt, žodžiu, susilaukti. Tai, kad yra tų klausimų Facebook'e, kai yra kontaktuose šitų žmonių, ypatingai kursiokų, klasiokų, vaikystė draugų. Vaikystės draugų, kur pas mane Facebook'e, kontaktuose ir susiprotytum, kaip yra, tai va, miela draugytė. Kur ta mylima daina skamba mūsų radijo stotyje. Klausimas su mūsų skit radijo stotim. Birželį sutikau banelę, linksmą rudą plaukę su žaliom akim. Pamilau iš karto, nors nepatikėjau, vis atrodė meilę padalint norėjau. Myliu, 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 aš visoms kartojau ir
blondinė, eiktų po Vilnių. Meilės man pakanka, trūksta pinigų. Mano rudaplakiai, amžiais vis blogai. Nepatinka vynas, svaigus paistalai. Liksi žalios akys, vėl visa pikta. Aš toks nelaimingas, vienas su taure. Myliu, 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 aš visoms kartojau. Ir akis nuleidęs, tyliai dievagojau. Myliu, 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 galbūt tave vieną. Vis kitai kartojau, naktį arba dieną. Kai tau 50, tai jau dilema. Kur tą meilę dėti, kur tą mylimą. Kaip norėtus grįžti prie aukštų beržų. Vienai tik sakyti, aš tave myliu. Myliu, 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 tau vienai kartočiau. Į akis pažvelgęs, tyliai dievagočiau. Myliu, 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 myliu tave vieną. Tau rytais kartočiau, aš kiekvieną dieną. Myliu, 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 myliu tave vieną. Myliu, 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 myliu tave vieną. Grįžtam į mūsų radijo stotį. Grįžtam į mūsų radijo stotį. Tai va, geriau su juo neprasidėkit arba jį užblokuokit, nekreipkit dėmesio, kai jis ten tauskis, šneka, nes ligonis. Yra žmogus ligotas. Jeigu mergaitėm tą beplaukus išmetė iš mokyklos, net į pavaduotoją atėjus, jo mamos numerį prašė, tik mano mamos, nes jau auklėtoja, galite įsivaizduoti, kaip žmonėlis dirbo šauliai. Ten jis ir čia prisidirbo. Ten duoda pastabų, kad jisai jūs nedarytų nesąmonį, kur tau paklausys, jisai ir čia prisidirbo. Tai ant Dimitrijaus, tai ant Zipo, tai ant dar kažko. Čia užsirodęs ant visų, jau landiniai. Galima įvardinti, nevirškina jo niekas. Jau nemėgsta, ne vienas žmogus. Jau jo. Galima taip įsireikšti. Pusryčiams ir batonėlį. Galite įsivaizduoti, kiek jisai prisidirba. Ir pripasakoja to, ko net nėra. Jam taip atrodo, o yra visiškai atvirkščiai. Sakau, geriau jo neklausykit to mamos auklėtinio Rokenzo, nes jis pripasakos to, ko net nėra. Tad linkmo klausimas, suskit radiją, tada mūsų Lietuva, Vodlės. SML išvirs stiprus, Lietuva tai mūsų kraštas, širdyse liepsnoja laisva mūsų Lietuva. Mes lietuviai, mes jėga, nepalaužiama tauta, nuostabiausia visada ir
liepsnoja laisva mūsų Lietuva. Esame laisvi ir stiprūs, Lietuva tai mūsų kraštas. Širdyse liepsna liepsnoja laisva mūsų Lietuva. Mes keliaujame į priekį, baimės akyse nėra, kraujas verda, širdį dega. Mes lietuviai, mes jėga. Esame